Laidos partneriai Vilbra, foto video prekių ir paslaugų lyderiai Lietuvoje. www.vilbrafoto.lt 1995 metais debiutavo pirmoji Honda CR-V karta, nemaža dalimi prisidėjusi prie neoficialaus termino parketinis visureigis atsiradimo. CR-V iš karto tapo vienu perkamiausių Honda modelių ir tokiu išliko iki šių dienų. 2013 Honda pasitinka su visiškai nauju, jau ketvirtosios kartos CR-V modeliu. Nors pirmosios kartos CR-V beveik neturėjo konkurentų, to negalima pasakyti apie situaciją praėjus beveik 20 metų. Praktiškai miesto visureigių rinka yra tokia konkurencinga kaip niekada anksčiau. Kiekvienas gamintojas trokšta atsiriekti saldaus parketinių visureigių rinkos pyrago dalį, todėl įdomu, kaip naujoji Honda CR-V atrodo vis agresyvėjančių konkurentų šviesoje. Visų pirma, naujoji Honda CR-V mus pasitinka nauja išvaizda. Nors frazė dėl skonių nesiginčiama yra gerokai nuvalkiota, kalbant apie automobilio išorę ji tinka puikiai. Todėl žvelgiant automoto akimis, naujasis CR-V atrodo brangesnis nei jo pirmtakas. Tai iš dalies patvirtina ir patys pardavėjai, teigdami, kad kartu su naujojo modelio debiutu jie susilaukia vis daugiau pirkėjų, kurie renkasi tarp naujojo CR-V ir to, ką šiuo metu siūlo prestižinių markių gamintojai. Po variklio gaubtų šiuo metu galima rasti jau žinomus ir gerą reputaciją turinčius 2 litrų darbinio tūrio benzininį ir 2,2 litro turbodizelinį variklius. Kai kas į automoto ausį pašnibždėjo, kad netrukus sulauksime ir naujos CR-V versijos su 1,6 litro darbinio tūrio turbodizeliniu varikliu debiutavusio naujajame Honda Civic. Tad neabejotinai CR-V patrauklumas laikui bėgant tik didės. Nors benzinu varomą CR-V galima užsisakyti tiek priekiniais varančiaisiais ratais, tiek visais 4, dizelinio miesto visureigio versijos yra varomos tik 4 ratais. Beje, skirtingai nei ankstesniojo modelio CR-V, kurio galinis varantysis tiltas įsijungdavo prasisukus priekiniams ratams, naujojo CR-V 4 varančiųjų ratų sistema veikia visą laiką. Tiek benzinu, tiek dizelinu varomas parketinio visureigio versijas galima užsisakyti su 6 pavarų mechaninė arba 5 pavarų automatinė greičių dėžėmis. Automoto teko išbandyti visais 4 ratais varomą versiją su 2 litrų darbinio tūrio benzininiu varikliu ir automatinė greičių dėžė. Sveikintinos yra Honda pastangos padaryti vairavimo poziciją artimesnę lengvajam automobiliui. Nors dėl aukštesnės sėdėsenos niekas už CR-V vairo nepagalvos, kad sėdi Honda Civic viduje, skirtumas lyginant su ankstesniaja CR-V karta yra akivaizdus. Naujojo miesto visureigio pakaba stengiasi išlaikyti balansą tarp važiavimo komforto ir pasitikėjimą keliančio kietumo, tačiau mūsų bandyta versija buvo aprūpinta už papildomą mokestį komplektuojamais 19 tolių lengvojo lydinio ratlankiais, kas prisidėjo prie gana negailestingo parketinio visureigio atsako keleiviams, automobiliu pervažiavus per didesnius kelio nelygumus. Nepaisant to, važiavimo komfortas akivaizdžiai pagerėjo, mat naujojo CR-V salone yra pastebimai mažiau triukšmo, ypač keleiviams gale. Nors 2 litrų darbinio tūrio benzininis variklis yra adekvatus naujajam CR-V, 5 pavarų automatinė transmisija yra pastebimai vangi ir nėra linkusi entuziastingai jungti žemesnę pavarą, kai vairuotojas pageidauja daugiau galios. Kaip ir būdinga Honda kompanijos benzininiams varikliams, CR-V pastebimai atgyja varikliui pasiekus 4000 ir daugiau apsukų per minutę. Tačiau pasiekti tokias apsukas pavyks nebent agresyviai manipuliuojant akceleratoriaus pedalu arba pasitelkiant už vairo rato įmontuotas svirteles pavarų jungimui rankiniu būdu. Kadangi pavarų dėžė neturi dvigubos sankabos, sekvencinis jungimas svirtelėmis, kaip ir galima tikėtis, pastebimai vėluoja. Beje, šios svirtelės yra pritvirtintos prie vairo, o ne vairo kolonėlės. Todėl entuziastingai vairuojant ir jungiant pavaras netyčia vietoje aukštesnės galima jungti žemesnę ir atvirkščiai. Prietaisų skydelyje yra įmontuotas Econ mygtukas, kurį nuspaudus turėtų sumažėti kuro sąnaudos, bet vairuotojas tada turi susitaikyti su tuo, kad ir taip apsnūdusi automatinė pavarų dėžė persijungia į visišką ignoravimo režimą ir tiesiog pradeda bandyti vairuotojo kantrybės ribas. Galiausiai 2013 metais 5 automatinės dėžės pavaromis jau nieko nebenustebinsi, todėl norėtųsi tikėti, kad laikui bėgant Honda CR-V įgaus daugiau pavarų. Nors CR-V yra truputį žemesnis ir trumpesnis nei pirmtakas, vietos viduje daugiau. Ir ne tik keleivių dalyje, bet ir bagažinėje, kuri dabar, nesulanksčius galinių sėdynių, yra viena didžiausių savo klasėje, siekia beveik 600 litrų. Beje, galinė sėdynė susilanksto akimirksniu, vos patraukus porą svirtelių. Apskritai dėl galinių sėdynių sulankstimo patogumo Honda verta pagirti. Tiek Honda Jazz, tiek Civic hatchbacko kėbulų, tiek šiandienos mūsų testo objektas CR-V visi pasižymi gudriais ir itin patogiais galinių
galinių sėdynių sulankstymo būdais. Nors net ir standartinėje komplektacijoje naujoji CR-V yra gana gausiai aprūpinta, Automoto teko bandyti versiją su visais įmanomais privalumais. Tai reiškia, kad naujojo Honda CR-V vairuotojo kasdienybę padaryti malonesnė ir patogesnė gali tokie dalykai kaip adaptyvi kruizo kontrolė, 2 zonų klimato kontrolė, bevielį mobiliojo telefono laisvų rankų įranga, natūralia oda aptrauktas ne tik vairo ratas ir pavarų jungimo svirtis, bet ir visi salono apmušalai, automatiškai įsijungiančios trumposios lempos, pritemstantis galinio vaizdo veidrodėlis ir valytuvai. Priekiniai ir galiniai parkavimo davikliai, kurie itin praverčia, matomumas atgal iš vairuotojo pozicijos, kaip ir daugelėje modernių automobilių, yra tikrai nepavyzdinis. Beje, centrinėje konsolėje esantis ekranas ne tik atvaizduoja palydovinės navigacijos pateikiamą informaciją, bet gali perduoti parketinio visureigio gale įmontuotos kameros filmuojamą vaizdą. Tai labai pravartu parkuojant. Ir tai dar ne viskas, nes priekinės sėdynės gali būti reguliuojamos elektros pagalba, o vairuotojo net 8 kryptimis. Didžiulis panoraminis stiklinis stogas prideda papildomo svorio mažiausiai tam tinkančioje vietoje, taip paaukštindamas svorio centrą. Tačiau jo sukuriamas erdvės pojūtis gali nugalėti bet kokį kontrargumentą. Atskiro paminėjimo nusipelnė bandytame automobilyje įmontuotas elektros variklių pagalba atsidarantis ir užsidarantis bagažinės dangtis. Yra tik vienas būdas, kaip ši sistema galėtų būti patobulinta. Kai kurie gamintojai po galiniu bamperiu integruoja judesio daviklį, kurį galima aktyvuoti kojos judesiu ir taip atidaryti bagažinės dangtį be rankų pagalbos. Žvelgiant tipiško parketinio visureigio pirkėjo akimis, Automoto komandai teigiamą įspūdį paliko praktiškas ir itin erdvus CR-V interjeras, gausus naudingos standartiškai komplektuojamos ir papildomai užsakomos įrangos kiekis ir automobilį kūrusių inžinierių pastangos padaryti jį tylesniu. Deja, entuziastiškesnis vairuotojas naujajame CR-V pasigės informatyvumo iš vairo rato, o automatinė pavarų dėžė ne tik padaro viską, kad neutralizuotų variklio charakterį, bet savo juodą darbą atlieka tam pasitelkdama vos 5 pavaras. Žinant mūsų šalies kelių būklę, taip pat verta susimastyti prieš užsakant papildomus 19 colių lengvo lydinio ratlankius. Galutinis verdiktas - Honda CR-V ir toliau išlieka vienu patraukliausių pasirinkimų savo rinkos segmente, visapusiškai pranokdama savo pirmtaką. Tačiau jei tavo idealios Hondos vizija yra S2000, parketinių visureigių rinkoje yra ir labiau vairuotoją pritraukiančių pasirinkimų. Masinė automobilių gamyba, dominuojanti šiuolaikinėje automobilizmo padangėje, kuo toliau tuo labiau mažina galimybes automobilių pirkėjams įsigyti tokį, kuris atitiktų jų asmeninį skonį ir suteiktų individualumo, padedančio išsiskirti iš minios. Jei pasiseka, automobilio pirkėjas gali rinktis iš 50 pilkos spalvos atspalvių, 2 vienodai atrodančių lengvojo lydinio ratlankių komplektų ir tarp dyzelinio arba benzininio variklio. Priežastis aiški, kuo mažiau skirtingų įrangos, spalvų ir techninės automobilio dalies įrangos kombinacijų, tuo gamintojui yra paprasčiau organizuoti patį gamybos procesą, dalių ir komponentų tiekimą. Visa tai padeda sumažinti gamybos kaštus ir padidinti pelną. Lygiai kaip ir kostiumas pasiūtas pagal individualų užsakymą, jį dėvinčiajam visada tiks labiau nei masinės gamybos produktas, taip ir pagal individualius savininko poreikius pritaikytas automobilis visada geriau atitiks jo lūkesčius. Nors kone kasdien gatvėse galime pamatyti daugiau ar mažiau pavykusius tuningo pavyzdžius, ko gero profesionaliausiai ir kokybiškiausiai tuningo Lietuvoje paslaugas teikia Kaune įsikūrusi jau 12 metų veikianti įmonė Automoderna. Šiai įmonei tuninguoti, ruošti automobilių sportui ir bet kaip kitaip modifikuoti savo automobilius ir motociklus, dažnai kainuojančius šešiaženkles ir didesnės pinigų sumas, patiki klientai ne tik iš Lietuvos, bet ir kitų pasaulio šalių. Tiems, kas yra girdėję apie tokias žinomas automobilių tobulinimu užsiimančias ir šiam tikslui kuriančias produkciją kompanijas kaip Brabus, Hamann, Irmscher, Lorenzer ir daugelį kitų, tikėtina bus įdomu sužinoti, jog Automoderna bendradarbiaudama su jomis gali pasiūlyti pasaulinį lygį atitinkančius tuningo sprendimus. Apsilankymo Automodernoje metu Automoto kūrybinė grupė galėjo savo akimis pamatyti, kodėl išskirtinumo, kokybės ir patirties automobilių tuningo srityje ieškantys kreipėsi būtent į šią įmonę. Automoto tapo liudininkais proceso, kurio metu pora niekuo neišsiskiriančių BMW X6 ilgametę patirtį sukaupusių profesionalų rankose buvo perdaryti, pakeičiant jų sparnus, bamperius, slenksčius, naudojant vokiečių firmos Hamann produkciją, pagamintą iš anglies pluošto. Plačiau apie BMW X6 modifikavimo procesą ir kitus nuotykius papasakojo Aurimas iš Automodernos. Hammeris H2 jau yra pakeista stabdžių sistema, važiuoklė iškelta, pradedama surinkinėti. Dugnas bei rėmas parengtas poliuretano pagrindu
atsparia danga, stabdžiai Brembo, pati važiuoklė yra iškelta 10 cm, išmetimo sistema Super Sprint pilna ir viskas baigiama montuoti, baigiamieji darbai. Visi darbai užtruko, aišku, dar ne pabaiga, bet darbai užtruko grubiai porą mėnesių. Detalės keliavo iki mūsų grubiai apie mėnesį, nes kadangi tai buvo viskas iš skirtingų tiekėjų, skirtingų gamintojų, tai visi skirtingai detalės atvažiavo. Liko padaryti apdailą, ją nudažyti, sumontuoti, chrom paketas apdailos, padėsis ant šito automobilio. Ir turėtų būti lygtais ir pabaiga. BMW X6 gavosi, kad lygiagrečiai vos negaminome apdailas ir montavome tiek juodam, tiek baltam. Tai yra Haman įmonės, Vokietijos tuningo kompanijos apdaila. Skirtumas tarp juodo ir balto yra, kad pas juodąjį Haman Taikun Evo apdaila, pas baltąjį tik tai Haman Taikun. Evo skirtumas yra tame, tik tai galiname bamperyje išmetimas yra iš visas per vidurį automobilio ir priekinio bamperio skirtumas truputėlį yra. Principe detalės keliavo kažkur tai tiek vienam, tiek kitam apie 2-3 savaitės. Montavimo darbai, dažymo darbai truko apie mėnesį. Baltajame buvo visas paketas tiek su ratlankiais, tiek su padangom. Juodajame ratlankiai buvo individualūs, individualius norus, buvo dažomi išskirtinai. Baltajame jie tik paprasčiausiai juodos spalvos. Plečiame patalpas, statysime priestatą, bandome klientam pateikti kuo daugiau paslaugų ir kad būtų viskas atliekama vienoje vietoje. Pradėsime daugiau gaminti galbūt savo gaminių, dirbti su stiklo pluoštus, su kitais audiniais, gaminti detalės, formas. Kursim, turbūt daugiau pradėsime daryti individualius, tuos vadinamus perdarymus automobiliam tuningą pagal žmogaus individualų norą. Tai yra bamperiai, slenkščiai, spoileriukai kažkokie tai apdailos detalės. Darysime tiek iš karbono, tiek iš kevlaro, tiek iš stiklo pluošto. Kadangi kiekvieno atveju, kada yra daromas individualus užsakymas, stengiamės, kad automobilis būtų čia pas mus vietoje, tad visos detalės būna būtent pritaikytos ir nelieka tokio, sakykime, broko atvejo, kada detalės, tarkime, yra atgabentos iš Lenkijos, iš kažkur tai kitur ir kada jas visada reikia pritaikyti prie automobilio. Kadangi automobilis bus pas mus vietoje, tai bus kokybiškai tikrai sumontuota, taip pat nudažyta. Dodge Ram F150 buvo visas dažomas matiniu baltu kseraliku, iškelta važiuoklė, sumontuota lankai, sumontuoti halogeniniai žibintai ant stogo. Salono apdailos detalės buvo aptrauktos tikro karbono audiniu, išplatinti sparnai, sumontuoti antsparniai tiek priekyje, tiek gale, ratai buvo išnešti į lauką, sumontuoti žinoma didesnio diametro ratai, 22 colių ir iškeltas į viršų. Taigi, nepriklausomai nuo to, kokia yra nuomonė apie tuninguotus automobilius, dėl vieno tikrai negalima ginčytis. Profesionalus tuningas yra daug laiko ir pastangų reikalaujantis procesas, kurio kokybiškos atlikimas reikalauja ilgametės patirties ir meistriškumo. Vienintelis dalykas, ribojantis tai, kaip galima perdaryti automobilį ar motociklą, yra jo savininko fantazijos polėkis, nes tikrai įspūdingi tuningo projektai yra vykdomi ne tik kur nors užsienyje, bet ir čia pat, Lietuvoje.